Taigi, šiandien nutariau išsivalyti kuro sistemą. Parodysiu, kaip tai daroma. Susirandam nuo forsunkės ateinantį į baką, tai yra grįžtantį į baką vamzdelį. Mano atveju tas juodas. Grįžta. Sujungimas. Irgi reikia susirasti ateinantį iš bako. Ir mano atveju abudu vienas šalia kito. Šitas yra grįžtantis, o patinis skaidrus ateinantis iš bako. Toliau juos reikia atjungti ir pajungti tiesiog šlangutės. Tai ir padarysim. Iš bako ateinančią šlangutę šitą atjungiau nuo filtro ir uždėjau savo vamzdelį. Lygiai taip pat atjungiau į baką grįžtantį vamzdelį šitą. Tiesiog ten, kur radau sujungimą. Mano atveju aš radau sujungimą čia. Ir irgi pajungiau paprastą šlangutę. Dabar reikia žiūrėti. Jeigu stovi kriaušė, tada viskas gerai. Jeigu kriaušės nėra ir yra bake siurbliukas, reikia jį atjungti, nes kitaip atjungus iš bako ateinantį vamzdelį jum varys saliarką. Tai va. Toliau prijungus ateinantį vamzdelį būtinai reikia užpildyti, kad nepritrauktų oro. Ir kišim abu vamzdelius į tokį dalyką. Va. Tai ir padarom. Kaip atrodo, viskas pajungta. Prie filtro ir grįžtamas čia ir abu vamzdeliai sukišti. Užkuriam mašiną, žiūrim, kad nesiurbtų papildomo oro ir leidžiam dirbti 15-20 minučių ant laisvų apsukų. Matom, kaip grįžtamas kuras irgi burbuliukais kyla, pareina atgal į talpą. Į filtrą buvo paimtas mano atveju 10 vidinis diametras šlangutės, o ant grįžtamo 8 vidinis diametras. Taip, kad jeigu kam reikės, tai žinosit. Viską paleidom, nuimam laiką. Skystis yra pilnai paruoštas, taip, kad galima drąsiai viską kišti vieną, bet būtina, kaip sakiau, nepamiršti apie bake esantį kuro siurbliuką. Mano atveju buvo kriaušė, pas mane nėra siurbliuko. Tai jeigu pas ką yra siurbliukas, būtinai arba saugiklį reikia ištraukti, kad jis neveiktų, arba tiesiog nuimti maitinimą fiškės nuo pačio siurbliuko. Dėl ko aš dariau tą praplovimą? Paprasčiausiai buvo didelės sąnaudos. Buvo plaukėjimas ant laisvuose apsukuose. Užvedus mašiną, dirbant laisvom apsukom, šiek tiek šokinėjo apsukos, plaukėja. Ir pagrindė profilaktikai, nes
tas skystis, jisai išvalo gerai ir visą rampą ir pačius ypač purkštukus pravalo gerai. Mano purkštukai, įtariu, nebuvo valyti niekada, taip kad profilaktikai, manau, tikrai nepakenks. To skysčio jokių būdų negalima pilti į baką, mašina turi dirbti nuo tiesiogiai tik tai ant šito skysčio, nes jis yra pakankamai agresyvus. Va, ką pastebėjau po pirmų minučių, sakykime, praėjo keletą minučių, variklis pradėjo švelniau dirbti iškart, plaukėjimas apsukose dingo, o dabar laukiu praeis reikalingas laikas, tada po, kaip sakiau, 15-20 minučių reikės vėlgi panašiai kokį 10 minučių lėtai keliant apsukas su tuo pačiu skysčiu dirbti. Nu ką, praėjo skirtas laikas, antrą pusę procedūros reikia palengva pergazuoti. Ir taip darom 10 minučių. Po to leidžiam ant laisvų apsukų mašinai pabaigti išdirbti likusį skystį ir viską statom į savo vietas. Procedūra baigta. Visą procedūrą užėmė maždaug apie valandą laiko. Sėkmės visiems.